jaučiat, kad... Nu, tai biškį toliau. Dabar mes važiuosim į kairę, trečias išvažiavimas. Tai mums reikia... Jo. O tai iš anksto žiūri. O, nu, nieko nėra, tai tada toks parinkai gerą greitį. O čia pirmas, čia antras, o mūsų trečias. Bet laikomės to biškį išorinę, nes jeigu ten... Va to, jo, o šito. Nes ten jeigu paskiau nulėkė vėl atgal. Nu, dabar bus per žiedą tiesiai antras išvažiavimas. Perspėja greitis, kad neįlėktų į tą pylimą. Irgi iš anksto žiūri, nieko nėra. Ir taip gražiai išvingiuojam, kad per tuos akmenis jiems sunku žiūrėti. Jo, čia, nu čia, antras. Jo, teisingai. O čia jau 50. 50, jo, čia 50. Tai dar jisai čia, tu neturėjęs. Tiesiog. Jisai čia dar kilometras ir ten už tokio tvenkinio. Ten esmė reiškia aplink tokią salelę apvažiuoti. Tai reikės išvažiuoti į dešinę, į kairę ir į kairę. Bet laikysies visą laiką dešinės ir ten duot kelią reikės 2 kartus. Tai va, už to tvenkinio reikės mums pasukti dešinę ir aplink tą salelę vėl į kairę ir grįšim čia atgal. Tai va dabar suksim į dešinę. Tačiau truputėlį va. Ir čia reiškia dvipusis eismas, čia laikais į dešinę krašto. Ir dabar į kairę duot kelią, čia mums tas trikampis. Rodi kairę. Žiūrėk iš abiejų pusių. Ir ten vėl laikysi dešinės. Va, laikysies dešinės ir tada vėl į kairę už tos linijos, toks aštrus posūkis bus, tai tos linijos negalima kirst, rodi kairį, nu va, jį taip nori, čia regitrus užaidos. Čia dabar... Čia suksim į kairę. Kur į kairę, ta prasme? Nu ir važiuojam, nu ir tau. Va, nu toks va, aš pamačiau, čia nesupratau, ką jie čia daro, bet mes juos pasiekam ir pamatom, kad jie... Tokių prašo. Čia tam neskirtas tas, žinai, bet tu mes laikėmės dešinės, davei kelią, ten vėl privažiavai, vėl davei kelią, nekirtai linijos ir pasukai ir atgal važiuoja. Nu, vienu žodžiu, labai viską atidžiai, atsargiai, lėtai. Nu jo, bet kiti, žinai, ten galvoju, ten pravažiavime Aš jeigu nebūčiau čia buvus, tai vapščiai nesuprašiau, kad čia tai va, tai ką kalba, aš sakau. Jisai ne tam skirtas, žinai, apsisukimui. Aplamai apsisukimai jie tokie labai savotiški. Bet šiaip, va tas principas, kad dešinės laikytis, nu ir duot kelią, dešinės laikytis ir duot kelią. Ir ženklo nebuvo, kad ten negalima sukti. O dabar pasuksim už perėjos į dešinę. Va čia, kur ta mašina pasuko. Dešinė, čia. Va ir bus, matai, vienpusis eismas. Ypatingo. O, piščiukų neturim, nieko. Ir va čia va vienpusis. Tai ta prasme, kad paskiau tu čia galėsi ir kairę pusę, niek šitą už priekio neturėtų atvažiuoti. Išskyrus pažeidėjus. Tik tai čia va 2 juostos bus, tai va dabar tu antrą važiuoji, ten gerai, kad Dovytę važiavai, o čia va pirma ar antra juosta kaip tu nori. Tai čia ta perėja labai stebėt, nes čia išbėgt gali tarp mašinukas. Va, kur žemkė. Jo, centrinis įėjimas čia tai toks būna dieną čia biškito judesiuko. Nu va, tai čia vienpusis va tas stovėjimas. Ir ten ties kiekviena perėja biški kojytę virš stabdžių, kur čia tai matai, tai čia nereikia, bet... Bet čia visur tai po 50. 50, bet tu jau protingą greitį negalima lakstyti čia, nes žmonių, tai pamatai, kaip užstatė. Tai biški kojytę va pasižiūrėk, nes ten iš vis būna vaikų darželis yra, va, tai katinėlis. Tai va, bėgtų katinėlis, o čia daug katinėlių. Va. Nes jie kai užstato, tai reikia ties kiekvieną perėją, va. Turi būti toks refleksas, žinai. Atrankinis, va, o taip ir pasižiūrė. Tai jie mato, kad tu domiesi, žinai, ten jau
Ir dabar į dešinę gale gatvės. Čia toks įdomus, reiškia, už posūkio bus. Tik tai, taip labai ne to vyro neskriauskim. Rotam. Va. Labai greitai jisai lekia. Palaukiam jo, nes dar tą vyrą pažiūrėk, ar jis dar pradės kažkada važiuoti, bet tu jį paskiau vėl jį žiūrėsi, nes jis čia, nežinau, mašinų irgi turbūt laukia. Nesiruošia nulipti nuo dviračio. Nu, spėsim. Stipriau biškį. O, taip. Ir bus antras išvažiavimas. Žiūrėte. Ten į tas Pilėnus važiuosim, ten lygiai gretų parkavimą. Labai graži vietelė yra. Per saulę nesimato, ten ta greitukė aš irgi stebėjau, jinai rodė, bet varom. Per saulę jo nesimato, tai geriai nerizikuot. Nes mačiau, kad jinai rodė, bet su saulės atšvaitu ten labai blogai matėsi. Yragi klausimas toks, jeigu akina saulė, važiuoti tik įsitikinus. Tai vat mes buvom neįsitikinę, kad jie ten, nes saulė stipresnė už tos posūkius. Irgi bus antras išvažiavimas į Pilėnų tą gatvę. Kiek čia visokių žiedukų. Nu, aš padarė žiedukų, nes būdavo labai daug avarijų ir dabar nelabai, nematau čia tų avarijų. Jo, tai va ten tiesiai. Ir va šitas. Ir tada neskubėdama, kad jis pamatys mumis, mes išvažiuojam tada. Va taip, paskui tuos va. Ir tada bus pirmas išvažiavimas ir ten bus labai gražus parkavimas. Dešiniai pusiai. Išvažiuosim. Nu, tai buvo ten labai gražiai stovėjimo vietos su prieki ir gale linijos yra. Tai jau padarykim lygiai gretų parkavimą. Čia gal. Galim ir čia. Gal jo, tas didesnis biški, va čia didesni tarpai. Tas mažokas biški, aha. Toks likutinis, žinai, tai labai svarbu pasižiūrėti, ar tinkama vieta, nes būna, kad kokia nors mažesnė. Nereikia į priekį. Tu nevažiuok tu atgal. Va, ten linija ir tas, o tai, tu jau neužstojai. Gerai, dabar ten pavažiavę apsisuksim siauroj vietoje. Ir nežinau, gal įduos, gal neduos. Bet jis tau vis tiek reikalingas kaip įgūdis. Nu, va, tai čia kažkur tai galima apsisukinėti. Kažkur čia? Jo, va. Tik aš taikyčiau, kad paskiau paduot. Čia maždaug, aišku, nereikia jau naudotis, bet tau, žinai, į galą nebijos jisai, jeigu ten privažiuosi prie mašinos, tai jau jam baisu bus egzaminuotojui ir tau pačiai. O kai nėra gale, tai nes kažkaip būna, kad įsirenka ant stulpo, žinai. Vienas būna stulpas ir... Tai tipo toliau nevažiuojam, tai va čia kelis kart reikės, nes čia patikrinsim kantrybę tų piliečių.
Klausytojai už kantrybę. Ačiū, kad buvot kantri. Pirštą nerodom, ar ne? Jeigu pypsina. Aš tai nerodau, nes nežinia, ką vežasi, gali kokį šaunamą ginklą atvežtis. Kur mes važiuojam? Žiedu į kairę, ten vėl dabar jau važiuosim link to, ten kur 30 pravažiuosim. Jo, va tas, va, kur atvažiavom. Antras išvažiavimas, neskaitant šito. Va tas, čia tik parduotuvė, žinok. Ten parduotuvė, nebent sakys biškėlaus užsukim, tai tiesiai. O. Ai, tau gal reikia biškį. Nu va, tai čia labai atlekia. Tai va, pirmiausia, jis nuvažiuos ir paskiau mes labai taip sąžiningai. Nes čia jie kaip atvaro nuo to greitkelio. Ir nemiegokim. Va, kur mes važiuojam dabar? Antras išvažiavimas. Gerai. Antras išvažiavimas. Va. Rodom išvažiavimus. Va. Ir žiedu į kairę, trečias išvažiavimas. Tai va čia laikysimės kraštelio dešinio, nes išplatėja ir paskiau neaišku, va, dešinio krašto, nes čia pasidaro 2 juostos konkrečiai. Kodėl aš šitam suskaičiavau, kad čia antras išvažiavimas, nesuprantu. Oi, užapėti. Didink greitį, stipriau didink, būk vyras, dar didink, normaliai būk, paspaus, va, tada įsiliesi į srautą. Dar matai ilgą greitėjimo juostą, rodik kairė ir va, dar biškai dadėja gazo ir pradėja. Jeigu gali, o, matai, tu gali. Ir tada jau žiūrim tos greičius kontroliuojam, 80 labai gali. Ten į dešinę pirmas yra nuvažiavimas naujas, bet jis labai trumpa greitėjimo juosta. Antras į akademiją, kur buvom, o trečias va čia. O ketvirtas grįžtum atgal vėl į Pilėnus. Tai navigacija susimaišo, ten jiem būna, žinai, užprogramuota, o dabar biškį taip atleidus, pažiūrėsi, ar jisai važiuos, nevažiuos. Nevažiuoja, tai mes važiuojam. O jeigu lystų, tada biškį pristabdytų, tai va ir žiūrė, kaip bendradarbiauti. Ir biškį arčiau šito, nes saugiau yra. Jeigu dičkis ar ką, tai va toks, žinai, viduriukas arba, o, bet ne prie tos pusės. Jauti, kaip plečiasi geografijos žinios tavo. Jau akademija. O dabar mes už 500 metrų į dešinę išvažiuosim į centrą. Bet paskui vėl apsuksim, pasakysiu, ir vėl dar teko 30. Ten labai tas lastingas suvaldyti reikia. Nu va, tai čia už 100 metrų. Tai jau dabar rodik dešinį, bet